Labas vakaras, su jumis ir vėl detektyvai. Šį vakarą mes gavome nerimą keliantį skambutį iš senos pensininkės, kuriai niekas neduoda ramybės, o ypač tas kvapas, kurį ji pajunta atėjusi į savo salioną. Bobutė metalistė mano, kad tai gali būti jos miręs amžinatilsį vyras, senis country western gerbėjas. Mes susitiksime su ja ir pažiūrėsime, kaip iš tikrųjų yra. Labą dieną, Bobutė. Labą dieną. Girdėjom, jūs bėda ištiko, papasakokit mums apie ją. Ištiko man? Aš toj prisėsiu ir kalbėsiu. Sėk. Papasakokit, Bobutė, kas jumi nutiko? Tai prieš kokią pusmetį, vyrs pasimirė. Pasimirė sava mirtim, gal ir ne sava, su kaimyno alaus mėgo išgert. Gal ir padauginu. Tai va, tai... Bobutė, sakykit, ką be reikalas? Tai va, aš nueinu į šitą kambarį, va, metalikų pažiūrėt, Floyd Pinkų, visokių, pagrot va nueinu ir ten man vyrų atsiduot. Numirs vyrs pakas kapinės, atsiduot negaliu. Nežinau, smirdi. Smirdi. Tai va, smirdi ten tuo mano vyru, smirdi ten. Bobutė, suskleis kojas. Aha, sakyk, Bobutė, ar viena gyveni? Ne viena. Kokį mėnesį nuomojas pas mane kambariuką atliku nuo vyro, toks tektonik. Klaunas, tad šoka taktonikų, dateka, gražiai šoka, kokias 3 minutės šoka, bet šoka, tai ką žinau, pataurus vaikinuks toks, mėgsta visokių naujų. Gerai, Bobuč, gana. Mes tau padėsim, mes išsiaiškinsim šią paslaptį, mes išsiaiškinsim ją visą. Viskas gerai. Mes išslapstėme kameras po visus jos namų kampus ir jūs dabar pamatysite, ką jūs užfiksavo. Likite su mūsų laida ir jūs pamatysite šios kraupios istorijos atomazgą. Nieko nėra. Nikaunas savo kvapą. Ne. Man toks jausmas, lyg kažkas mane filmuoja. Dėl visą piktą pašokti. Ką tu čia darai? Aš nieko nedariau, Bobulyt, nieko. Sakiau, neiti šitą kambarį. Bobutis, aš... Tave smirdi mano vyru. Aš ne... Bobutė, kokia prasmė slėpti? Ką slėpti? Močiutė metalistė, aš tavo sūnus. Skalmantai, čia tu? Bobut, vaidievutis aš. Atleisk, kad aš tave konteinerį palikau. Nieko tokio, močiutė, aš vis tiek tave labai myliu.
aš myliu tave vis tiek. Aš tiesiog nežinau, kaip tau pasakyti, tai aš sugalvoju tiesiog palikti savo kvapą šitam kambarį, kur tu vis atlankaisi. Nu, vai, davai, nu, visai kaip tėvas. Pala, kas tavo tėvas? Kaip tėvas? Nežinau! Aš vyras. Vyras. Nu, peržegnuosiu. Tau tektonikai geriau šauktus. Gerai, Bobo. Dabar mes būsim viena laiminga šeima. Kaip mes matome, ši istorija su tektoniu klounu ir metaliste Bobute susiklostė laimingai. Likite su mūsų laida ir kitą savaitę jūs pamatysite, kaip susiklosti šio augalo istorija. Viso geriausio. Sėkmės, ramybės, šilumos, karščių, šalto vandens, elektros ir tokių visokių gėrių jums. Viso geriausio.